Kai kartą savo kolegės paklausiau, apie ką jai yra tinklinė rinkodara. Ji atsakė, visų pirma, apie laisvę. Ir iš tiesų aš galėčiau jai paantrinti ir dar pridurti labai daug nuo savęs. Man tinklinė rinkodara yra visų pirma apie laisvę, apie lyderystę, apie saviugdą, apie savirealizaciją, apie asmeninį tobulėjimą, apie bendrystę, apie komunikaciją, apie mentorystę, apie išskirtinį gyvenimo būdą, apie pajamas, apie pasyvias pajamas, apie komandą, apie tikslus, apie atsakomybę, apie kūrybiškumą, apie sistemą, apie verslą, apie pasitikėjimą, apie sąmoningumą, apie inovacijas, apie progresą, apie davimą ir meilę, apie tikėjimą, apie partnerystę. Ir dar daug galėčiau vardinti, apie ką man yra tinklinė rinkodara. Kaip aš palikau savo nuosavą tradicinį verslą ir pradėjau tinklinės rinkodaros verslą. Mano istorija tai nėra pelenės istorija, kai į tinklinę rinkodarą ateinama iš nepritekliaus ar kažkokio vargo ar kitų motyvų. Mano istorija tokia, kad savo tradiciniam vestuvinių ir proginių drabužių versle, pradėjau jau jausti tokį vidinį nepasitenkinimą. Ir man pačiai ieškančiai laisvės nuosavas verslas šio dalyko nesuteikė, nes jis tiesiog pasiglemžė mane ir gavosi taip, kad ne verslas tarnavo man, bet aš pradėjau tarnauti verslui. Ir tam tikrų gyvenimo momentų pradėjau jausti, kad noriu kažką keisti savo gyvenime, noriu mokytis kažko naujo, kažką naujo pažinti, ir net nenumaniau, kad visa tai ateis būtent per tinklinės rinkodaros verslą, kad tai ateis per tinklinės rinkodaros verslo pavidalą. Nors prieš tai gal kokius 5 kartus skirtingi lyderiai mane kvietė į tos kompanijos prezentacijas, kad sužinočiau apie galimybės, apie produktus, bet aš sakiau, kad tai ne man, tai ne mano ir aš niekada. Bet atsitiko taip, kaip atsitiko ir tik mano rėmėjo atkaklumo dėka aš įsigilinau į šią verslo sritį, ir pradėjau kurti savo sėkmės istoriją ir pradėjau kurti savo komandos sėkmės istoriją. Tai buvo prieš 23 metus. Ir aš manau, kad į mano užklausą, kad noriu keisti kažką savo gyvenime, kad noriu mokytis kažko naujo, buvo atsakyta su kaupu. Nes per tuos tinklinės rinkodaros verslo kūrimo metus buvo begalė iššūkių, buvo begalė dalykų, kurių metu buvo išmokta daug naujo, daug pažinta žmonių, daug įgyta naujų įgūdžių, ir išpildytos visos svajonės ir tikslai. Nors verslo kūrimo pradžioje kažkaip nedrąsu kalbėti ir sakyti, kad aš tinkliniam marketinge ar aš dirbu su tinkliniu marketingu, bet ilgainiui, kai jau galutinai įsitikinau šio verslo sistemos unikalumu, aš negalėjau apie tai tylėti, negalėjau apie tai nieko nesakyti. Ir taip gimė mano knyga Tiesa apie tinklinę rinkodarą arba ką reikia žinoti pasirenkant MLM kompaniją. Joje aprašiau aš savo įžvalgas, pasidalinau patirtim ir labai džiaugiuosi, kad tai buvo kažkam įkvėpimas, kad tai buvo kažkam motyvacija, kažkas turėjo patvirtinimą, kad ši sistema iš tiesų veikia. Ir negaliu sakyti, kad buvo, nes dar ir šiandien gaunu atsiliepimų, kad skaito mano knygą ir tai yra kartais kaip stalo knyga. Kartais manęs klausia, o kiek metų reikia aktyviai dirbti, kad užaugintum didelę komandą su stipriais lyderiais, kad galėtum atsitraukti
iš aktyvaus dalyvavimo versle, bet tuo pačiu gautum pasyvias pajamas iš jau sukurtos organizacijos? Vienareikšmiškai negaliu atsakyti į šį klausimą, bet galiu pasakyti, kiek laiko aš skyriau tokiam darbui. Kiek laiko aš skyriau aktyviam darbui vienoje iš kompanijų. Kad galėčiau atsitraukti iš aktyvaus dalyvavimo versle ir sukurčiau pasyvių pajamų srautą, man reikėjo aktyviai padirbėti 5 metus. Na, aš sakyčiau, kad tai galima prilyginti aktyvioms, tobuloms universitetinėms studijoms, kai kiekvieną dieną mokaisi naujų dalykų, taikai juos praktikoje, gauni rezultatą, už kurį tau dar ir sumoka. Genialu, tiesa? Ar tai buvo verta? Na, sakykit, ar verta padirbėti aktyviai 5 metus, kad likusį gyvenimą gautum pasyvias pajamas? O kas atsitinka tada, kai nereikia galvoti apie pinigus būtiniausiems poreikiams? Na, mintyse kyla daug naujų idėjų ir vėl norisi išmokti kažko naujo ir norisi save įmesti į iššūkį. Na, aš tiesiog esu toks žmogus, kad aš negaliu ramiai sėdėti, tiesiog visą laiką noriu kažką naujo pažinti, naujo sužinoti, naujo išmokti. Na ir tai buvo pažintis su socialinių tinklų vedimu, komunikacija socialiniuose tinkluose, video turinio kūrimu, vizualo kūrimu. Na ir mokymasis, pradedant viešuoju kalbėjimu, instagramerio, asmeninio brando, youtuberio, MLM eksperto, na ir baigiant coachingo kursais, buvo labai vertingas laikas būtent su šiais naujais įgūdžiais. Na ir šiandien dienai, kai didžioji dalis veiklų pereina į internetą, o tinklinė rinkodara ne išimtis, visi įgyti nauji įgūdžiai puikiai tam pasitarnauja. Ir vėl aš save įmečiau į naują iššūkį. Kaip galima išdrįsti pakeisti tinklinio marketingo kompaniją ir pradėti viską nuo nulio? Iki šio žingsnio ėjau 3 metus. Svarsčiau, abejojau, bijojau. Bet čia raktinis žodis yra išdrįsti. Kai atėjo laikas mano pokyčiams, kaip ir visuomet, pasirinkimo energiją matavau savo emocijomis. Na, tai toks būdas, kai aš bandau įsivaizduoti save toje vietoje, kur aš norėčiau, tarkim, būti ir kaip aš jaučiuosi ten būdama. Jeigu džiaugsmingos ir pozityvios natos kunkuliuoja manyje, reiškia, aš eisiu ten. Jeigu aš jaučiu tokį susikaustymą, nerimą, baimę, aš ten neisiu. Na, taip pat panaudojau veiklos pasirinkimo metodą, atsakydama savo į 3 klausimus. Na, šis metodas yra labai populiarus, jį daug kas rekomenduoja naudoti. Na ir aš kažkaip tai pasinaudojau tuo ir man jis šį kartą visai tiko. Taigi, kokie tie 3 klausimai? Tai kokia mano didžiausia patirtis, kame aš esu ekspertė? Kitas klausimas, kas man labiausiai patinka veikti, kokiai veiklai jaučiu aistrą? Ir ar galiu būti naudinga kitiems žmonėms, pagerinant jų gyvenimo kokybę ar išsprendžiant kažkokią problemą būtent su savo ekspertiškumu ir su savo aistringa veikla? Taigi, atsakant į šiuos 3 klausimus, buvo tvirtas sprendimas pasirinkti tai, kas yra tikrai mano. Kadangi didžiausia patirtis yra tinklinės rinkodaros srityje ir man patinka apie tai kalbėti ir dar vienas dalykas kurti verslą online, na, tai buvo vienas toks dalykas, na ir kam aš jaučiu didžiausią aistrą, tai kelionėms. Mėgstu keliauti ir esu aplankiusi daugiau nei 30 pasaulio šalių, todėl apjungus 2 šias sritis, tinklinį marketingą,
tinklinę rinkodarą ir aistrą kelionėms, gavosi labai puikus dalykas, kada aš galėjau pasirinkti būtent tinklinio marketingo kompaniją MWR Life su išskirtinė paslauga kelionėmis. Ir taip atsirado mano gyvenime ši nauja kompanija, kurioje aš startavau nuo nulio. Na, o trečias dalykas, aš tikrai galiu būti naudinga žmonėms, rekomenduodama kompanijos siūlomas galimybės. Tai sukurti savo verslą, gauti pasyvias pajamas kiekvieną dieną, gauti bonusus ir žinoma, naudotis kelionių rezervavimo platformą, gaunant nuolaidas ir keliauti prabangiau už mažiau. Taip pat yra brandinių drabužių elektroninė parduotuvė Lifestyle Mall, kurioje garsių brandų kolekcijų išpardavimai, tai tarsi oro uoste duty free. Kokių žmonių laukiu savo komandoje? Laukiu tų, kurie ieško naujų galimybių, kurie yra pasiruošę mokytis naujų įgūdžių, kuriems aktualu verslas online. Visa mokymų bazė yra paruošta, ją lengva pritaikyti dubliavimo principu, yra mano sukurti online instrumentai, kurie prieinami komandai nemokamai, yra lyderystės mokykla, taigi, jeigu mėgsti keliauti, jeigu nori užsidirbti kelionėms, susitikime online kavos ir išsiaiškinsime, ar šis verslo modelis tau aktualus ar ne. Aš esu ir Facebook'e, ir Instagram'e, ir TikTok'e, YouTube kanale, Telegram kanale, mane galima rasti visur. O pabaigai noriu pasakyti, netikėk jokiais pasaulio pranašais. Tiesiog imk ir išbandyk. Su jumis buvau aš Rima ir iki kitų susitikimų.